Ketvirtasis ilgiausias Lietuvos automobilių ralio čempionatas Cibet Rally Rokiškis šiemet nepagailėjo naujovių. Beveik 90 sportininkų iš Lietuvos ir dar 5 užsienio valstybių buvo paruošta daugiau nei 140 km įvairių iššūkių bei naujovę, kai kam leidusi kurti savotiškas ralio strategijas. Naujovė yra kvalifikacinis starto vietų 10-ko pasirinkimas, tai iš tikrųjų nuo 2016 metų nėra buvę Lietuvoje. Tas kažkiek tai duoda intrigos patiems sportininkams pasirinkti savo starto vietą, nes kažkokia tai taktika, oro sąlygos, vėlgi jos neapsakysi, nieks negali žinoti, tai čia yra įdomumas. Aišku, trasų vėl stengiamės padaryti kuo daugiau naujų. Tas dalykas visus irgi žavi ir džiaugiasi visi, jog mes dar sugebėjome rasti naujų kelių. Toks ralio čempionatas Rokiškyje vyksta jau 8. kartą. Ir miestelėnams bei svečiams anot rajono mero Ramūno Godeliausko ne visuomet patogus, tačiau į miestą atneša tikrą šventę. Tie dalyviai suvažiuoja ne tik į Rokiškį, apgyvendinti, apsigyvena žmonės nuo Rokiškio iki Panevėžio. Tai tų, sakykime, lydinčių asmenų žiūrovų yra tiek daug, kad jie lankosi visam regione. Aš nebijotinai sakau, kad tai yra vienas pagrindinių viso regiono renginių. Ne veltui prie to renginio prisideda ir Panevėžio regiono plėtros taryba. Rokiškio kraštą šį kartą atstovavo net keli ekipažai. Vienas populiariausių vietos dalyvių, sportininkas Petras Šiaučiūnas su kitais ralistais kone vienbalsiai. Rokiškyje vykstantį čempionatą vadina vienu iš sudėtingiausių šalyje. Čia yra sunkiausias Lietuvos čempionato ralis. Jisai visą laiką toks buvo, nes sudėtingi greičio ruožai parinkti ir darbiniai, ir greiti, ir tie tramplinai tokie klastingi, kur tikrai, jeigu padauginsi 5 kilometrais, gali turėti skaudžių rezultatų. Turiu su Rokiškiu nesuvestų sąskaitų, esu nebaigęs kelti ralį ir tokiu noriu vis tą, kaip sakyti, išgydyti tą problemą. Bet iš principo Rokiškio ralis yra pats sunkiausias Lietuvos ralis, tiek savo kilometražo, tiek sudėtingumo, tiek tramplinais. Organizatorius pasistengia, kad būtų mums sunku čia dalyvauti ir čia, kaip sakyti, laimi stipriausiai. Dėl gedimo ar incidentų finišo nepasiekė net trečdalis Cibet Rally Rokiškis čempionato dalyvių. Ralio laimėtojais tapo pirmuoju numeriu startavęs Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno ekipažas. Jie lyderystę išlaikė abi ralio dienas.